Tradiciškai šios iškilios dienos proga mes gimnazijoje pagerbėme tuos mokinius, kurie savo kasdieninę veiklą, savo darbų pasiekę yra pačių gražiausių ir geriausių rezultatų. Mes esame pasirengę nuostatus, kaip mes atrenkame mokinius apdovanojimui, vertiname ne tik mokymasi, bet vertiname ir neformalų ugdymo veiklą, mokinių atstovavimą gimnaziją, tiek mokyklos lygmenių, tiek rajoninių lygmenių, tiek respublikinių. Stebime mokinio elgseną, ar tai pavyzdingas elgesys, ar tai vertas dėmesio ir pavyzdžių būti visiems kitiems. Taigi ir šiais mokslo metais, šiai vasario 16 dienai, mes atrinkome pačius gražiausius, pačius gabiausius, pačius talentingiausius ir, manau, didžiausią ateitį turinčius mokinius. Leiskite apdovanoti 5-8 klasių grupėje geriausia mokinė šiais mokslo metais yra pripažinta 7 klasės mokinė Lina Stanytė. Ir Linos auklėtoja Zita Svatulevičienė. Pirmų, antrų gimnazinių klasių grupėje geriausia mokinė pripažinta 2 B gimnazinės klasės mokinė Brigita Šaduikytė. Ir aišku, sveikiname ir Brigitos auklėtoją. Geriausia 3-4 gimnazinių klasių grupėje mokinė yra pripažinta 3 B klasės mokinė Gailė Valuntaitė. Sveikiname ir Gailės auklėtoją Loretą.